Kaip vertinate Lietuvos Ryto pasirodymą šiose rungtynėse? Ar tikėjote, kad komanda gali iškovoti pergalę? Tikėjau. Žiūrėjau į rungtynės, aišku, tas kaitos trenerių dar sunku tikėtis gero žaidimo, bet jau matosi, šiandien matosi braižas, matosi, kad komanda jau buvo pasiruošusi nugalėti. Truputį pritrūko laimės pabaigoje ir rezultatas galinis sienos naudai. Ar tikite, kad Lietuvos Rytui galiausiai pavyks iškovoti pergalės Eurolygoje bei patekti į tolimesnį etapą? Žinau, dar tik tai prasidėjo, dar tik 2 rungtynės, tai kad viskas prieš akis. O dirbant ir 2 rungtynės dar nieko nelėmė Eurolygoje. Laimėsi dar vienas išvyko ir vėl viskas grįžta į vietas. Kurį Lietuvos Ryto žaidėją šiandieną galėtumėte išskirti kaip naudingiausią komandą? Man labai patiko Valančiūno pradinis įėjimas į aikštelę. Tai pritrūko jo 3. kėlinėje, nežinau, kur buvo pradingęs. O daugiau, žinau, aukštų ūgį kovėsi, truputį pritrūko iš tos mažesnių žaidėjų. Gal šiek tiek aukštų ūgį, man atrodo, gerai susikoja. Ar buvote patenkintas Lietuvos Ryto naujoko Kalido Elamino pasirodymu šiose rungtynėse? Patenkintas čia. Sunkus klausimas. Žaidėjas ką tik atvažiavęs, tai jam labai sunku dar įsijungti. Kaip ir minėjo treneris Lietuvos Ryto. Reikia dienų, reikia laiko, kada negali atėjęs į pirmose rungtynėse daryti kažką stebuklingo. Turi pažinti derinius, turi susipažinti su žaidėjais. Pats esate rungtyniavęs Sienos komandoje ir ši komanda eilę metų demonstruoja brandų ir kokybišką žaidimą. Kokia ekipos sėkmės paslaptis? Sėkmės paslaptis visų komandų, kurios laimi, yra išlaikymas komandos brandolio ištisus metus. 5-4 žaidėjai, kurie lieka visą laiką ir pasijungia vis kokie keli žaidėjai, kurie papildo komandą. Bet šį sezoną, šią vasarą, Montepaschi ekipą paliko 4 itin svarbus krepšininkai, tačiau lygis nenukrito. Kaip manote, kodėl taip nutiko? Negali sakyti, kad nenukrito. Anksčiau Siena lengviau nugalėdavo. Dabar 2 rungtynės Italijos čempionate, kuriuose buvo labai arti pralaimėjimo. Tad negali sakyti, kad anksčiau jie šluodavo visus, neskaitant išvyką ir namuose, šluodavo visus po 20 taškų. Taip, kad reikia laiko iš naujo vėl viską sudėlioti. Kaip manote, ar Sienos ekipai pavyks apginti Italijos čempionės titulą? Nes visgi ar šį sezoną kur kas pajėgesnė negu praėjusiais metais? Manau, kad bus sunku, bet aišku, treneris su savo žiniom, su keliais patyrusiais žaidėjais, kurie jau žaidė ilgus metus Sienoje, Rimas Kšištofas, Staunrukas ir dar kai kurie žaidėjai. Taip lengvai titulo netiduos. Gerai, labai ačiū.